Aš nieko nesuprantu. Tyliai nusileisti. Days seem sometimes as if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing stays the same. Rises the moon. Days fade into a watercolor blur. Memories swim and haunt you, but look into the lake, shimmering like smoke. Rises the moon. Oh, close your weary eyes. Labai tyliai. Tai negali tęstis. Kur aš esu? Kas čia per miestas? Kodėl čia kažkas šviekia? Labai tyliai. Nikai? Abigailė? Nikai. Abigailė. Kur tu? Nikai. Nikai. Abigailė. Kur tu? Abigailė. Nikai. Nikai. Ką tu čia veiki? Aš galvojau, kad mes kitose dimensijose. Argi ne? Na, taip, bet kaip mes čia atsiradom? Nu, nežinau, bet aš... Nikai, palauk. Ne. Ne, Nikai, palauk. Nikai. Ne. Ne. Tai buvo mano vienintelis šansas sutikti ją. Kaip kitaip? Ką man daryti? Tai kol kas yra nesvarbu, bet aš turiu ieškoti atsakymų. Aš nežinau, ką daugiau daryti, bet kaip aš čia atsiradau? Kas buvo mano praeity? Aš tik atsimenu Abigailę ir kad mes nukritom nuo traukinio.
Bet iš kur mes atkeliavom? Kur mes gyvenom? Ir... O, ne. A. Ne. Dek. Monstrai egzistuoja. Bet tai tik pasaka. Bet jeigu aš esu vienoj, jeigu tik viskas sukas vienam rate ir jeigu tai kartosis. Aš nežinau, kur daugiau ieškoti atsakymų. Bet tik tai žinau, kad aš galiu jį surasti. Jeigu aš tik pasiduosiu, tai aš jo niekada nesurasiu. Ne. Ir niekas neprieikit. Wow. Man geriau paskubėti namo. Jeigu aš ir galiu vadinti tai tą namais. Paskubėk. Vienintelis dalykas yra, kad aš galvoju, kad jinai mane paliko, bet jinai pati pasakė, kad jinai nepaliko manęs. Kad jie tik atrado, kai bandė man padėti, atėjo kažkokia deivė Isora. Ir ji mus išskiria. Ji dabar yra žemėje. Aš dabar esu kažkokiam nežinom namam pasaulyje. Ką? Kas čia? Aš negaliu mirti? Ar tai tik yra mano galia? Ar aš Dievas? Negali būti. Aš nusišneku. Aš negaliu būti... Tu nekšė. Iš kur jie tiek daug? Jie turi ateiti iš kažkur, jie negali tiesiog atsirasti iš nieko. Arba aš tik taip galvoju. Viskas tik po mano rankomis. Aš turiu išsiaiškinti šitą mistiką. Kas čia negerai. Bet pradžiai reikia pastatyti trumpą trobelę. O tam, sakyčiau, norėčiau eglės, bet eglės niekur nėra. Bet aš galėčiau eiti tolumon. Ar aš to noriu? Jo. Bet pirmiausia, reikia pasiruošti. Tik reikėtų susirasti atgal namus. Nes aš vėl jos pamečiau biškutį. Va. Ne. Aš nenoriu šį kartą mirti. Kas čia vyksta? Šaudimo būreliai visada praverčia. Ir paskutinis kumštis. Gerai. Einam dabar.
pasiruošti kelioniai. Reikia pasidaryti kardą. Galingą. Kol kas turim kardą. To turėtų užtekti. Krosnį turiu, maisto turiu. Laivas. Valtis tiksliau. Valtį irgi turiu. Dabar tikrai galėčiau eiti į kelionę. Išspręsti mistikas, kas vyksta aplinkui. O vėliau viską reikės užsirašinėti. Nepamiršt, ką aš darau. Pasižiūrim, kas čia. Gal aš kažką vėl rasiu? Aš buvau vieną kartą čia, bet ne viską ištyrinėjau. Taip ir galvojau. Verta pasižiūrėti. Kiek dūmų. Šokinėt nuo medžio iki medžio. Įdomu. Visai verta. Pala. Aš pradedu atsimint. Aš Dievas. Aš Nikas. Aš nukritau nuo traukinio, važiuodamas iš mokyklos namo. Aš viską pradedu atsimint. Viską atsimenu. Lygtais man kažkas bando primint. Ką tai visą reiškia? Man įdomu. Ar aš galiu daugiau kažką tokio atrasti? Aš neįsivaizduoju, bet, kaip sakiau, visada verta pabandyti. Dabar įsidėkim į ranką. Fakilą ir bandom eiti šitą pavojingą, bet vertingą kelionę. Aš kažkur buvau. Ten aš buvau atsiradęs. Bet tai keista. Atsiradau tokioj vietoj įdomioj. Va ir pirmieji. Ne. Valgyk. Iš bet kokios pusės gali ateiti. Tai negerai. Reikėjo pasimti geresnio maisto.
Aš padariau didelę klaidą. Ir kaip dabar ją ištaisyti, aš neįsivaizduoju, bet mes bandom bėgti ir bėgsim. Čia tik džiunglės, bet kur aš galėčiau gauti eglės? Gal aukštose kalnuose dažniausiai atsiranda eglės, bet mano tai tik būdavo visoje žemumoje. Eglės skaniai kvepinčios ir kur gražios lentos. Ir kaip matau, aš radau, ko man reikia. Radau daugiau. Tikrai. Bet didesnio atsakymo tikrai negalėjau pasakyti. Tuoj žūsiu. Ne. Reikia permiegot pirmiausia. Bet dar reikia būtinai nepamiršti pasiimt savo daiktus. O ne. Bet tai taip toli. Aš turėčiau paskubėti ir nueiti tenais. Bet sekundę. Bet ar aš lygtais kažko nepamiršau? Kažko, ko man reikia? Aš, man rodos, buvau turėjęs eglių. Aš tikrai turėjau kažką namuose. Aš, man rodos, buvau nuskirtęs eglių. Bet ar aš tai atsimenu? Taip, aš buvau nusikirtęs eglių. Kaip aš pradedu viską užmiršti. Bet daug ką atsiminti. Dabar jas pasodinau ir galėčiau pradėti daryti fermą. Man rodos, tai bus labai geras sprendimas. Tai aš pasidarysiu savo. Nebeatsimenu, kaip vadinasi. Bet turim sėklų ir turim kauptuką. Taip, jis vadinasi. Tikėkimės, aš nenoriu užmiršti viską absoliučiai. Bet dabar mes galim pasidaryti savo vietelę, kur galim pasodinti sėklas. Tai nuo to ir pradėkim. Aha. Pasisodinam 14 sėklų. Neturiu nieko daugiau pasodinti. Bet aš turiu labai daug kaulų ir aš galiu padaryti taip, kad greičiau užaugtų. Tai mes gal panaudosim kelis. Ir taip gal užauginsim. Wow. Geras. Taip greit, įdomiai ir ateik čia tu. Dabar greitai reikia pasimti savo kirvį ir pradėti kirsti mūsų medį. Puiku. Išsikirtom labai daug. Bet tos šakos ten tiesiog liko. Reikia
Daugiau pastatyti, išgriaut. Taip. Ha. Gal labai daug. Labai daug, gana daug. Geras. Turim visko, ko mums tik reikia. Dabar tik reikia palaukti, kol aš pastatysiu savo namą. Bet mums reikia dar kažko. Ir aš žinau, kur galima gauti. Mums reikia tamsio ąžuolo medienos. Man labai mėgstama. Kaip eglė. Jie taip dera kartu. Niekada to nepamiršiu. O čia tiek daug medienos. Blogai, kad palikau. Turbūt to ir užteks. Užteks turbūt tos medienos. Tikrai užteks. Tikrai užteks. Aš taip išalkau. Neturiu kito pasirinkimo. Nepyk. Man reikia maisto. Greičiau grįžt namo. Baisiai. Ne. Nesunokia. Reikia paskubėti. Aš taip išalkau. Ar aš išgirdau žmogaus balsą? Ar aš čia ne vienas? Wow. Ar kažkas čia? Gal tik pasivaideno. Pasidarom dar kartą kritiklį. Kitą kartą pasimesiu tos daiktus, kuriuos ten palikau. Ir einam greičiau kastis. Akmens. Jo, akmens. Paskubam.
Ir gal pasidarom greitesnį būdą? O kaip lyja. Aš gal turiu pastatyti kažką, kad uždengtų? Lapai uždengia. Efektyvu. Aš gal einu pamiegoti. Bet per šviesą. Gal